Bam, naujas rytas, suraitytas, apsiniaukęs visiškai. Ja, vat ir žiema. Žiema žemužė. Nėra ką žiūrėt. Apsiniaukę, žodžiu, nieko rimto. Kažkaip tai teks tokiu oru važiuoti. Nieko nepadarysi. Šiandien Hažan lūpas. Labiausiai turistų lankytinas regionas, vieta. Bet, kadangi dabar žiema, turistų mažai. Nenuostabu, kodėl jų mažai. Nes va, prašau, koks dangus. Nėra ką žiūrėt. Bet tai ką. Yra kaip yra. Aš toliau mėgaujuosi važiavimu. Ir tiek žinių. Kažkaip tai prastai paskutinę naktį miegojau. Kažkoks susistresinęs. Gal dėl praeito epizodo, kad teko sumokėti tą entrance fee į Hažan lūpą, 100 eurų baudą. O šiandien manęs laukia 3 netgi sustojimai. Aišku, tie sustojimai būtų visai geri saulėtų orų, nes gražiose vietose stosiu, apsižvalgyti, nusifotografuoti, pasifilmuoti. Nežinau, kiek to grožio bus, kai apsiniaukia. Bet planas yra toks. 3 vietos sustot. Ir po to kažkokie miestelį vakare atsargiai, aš čia tiesiai važiuoju. Ir vakare stot kažkokiam miestelį, vėl daryti poilsio naktį. Paskutinis 3 taškas šiandien, tas lankytinas taškas, bus šiauriausia Vietnamo dalis. Tai čia bus prie Kinijos sienos. Viewpointas kažkoks prie pat Kinijos sienos, tai matysiu ir Kiniją. Tikiuosi, kad matysiu Kiniją, ne per rūką stebėsiu gamtą. Vis susimastydavau, kad miesteliuose nėra nei parkų, nieko, centrinės aikštės yra kažkokios, ne parkas, bet vis kažkas, Sapkoj dar buvo ta centrinė aikštė kažkokia. Bet šiaip iš principo miestuose nelabai yra parkų kažkokių. Nespėjau išvažiuoti iš miesto. Ir jau policijos čekas. Policijos čekas ir tikrina dokumentus. Visus užsieniečius stabdo. Tikrina tarptautinį vairuotojo pažymėjimą. Tai va, biškelį užtruko, kol pasičekino, kol susirado, ar tikrai sumokėjau baudą. Padarė dar kartą mano ir motociklo ir Pikachu nuotrauką. Ir toliau, sakė, permes tolimesnei grupiai, grupčiatą kažkokį, kad galėčiau laisvai važiuoti per visą Hažano provinciją, regioną, per visą šitą ratą. Tai va. Taip, man čia kažkur sukti. Čia sukti.
Tai va, patikrino. Patikrino dokus, pasidėjom, pašnekėjom, išsigrynino, kur mokėjau tą baudą, kokiam regione. Aha, čia rodė tiltą, bet tiltas yra uždarytas. Tai reikės man važiuoti per kitą pusę. Tilto nebėra. Pasitikrinam žemėlapyje, kur čia man važiuoti, kur tiltas bus. Kur man per čia reikia važiuoti, o, į degalinę užsuksiu. Nu, skaičiuok. Va, gerai. Tai va, tokie reikalai. Jau buvau šiktelėjęs, kad vėl reikės baudą susimokėti. Kad ano epizodo policininkas nuskemino mane, bet ne, viskas tvarkoj. Dar šitie pareigūnai palinkėjo gero kelio, geros kelionės. Sakė, viskas gerai. Rytas prasidėjo toks su pažadinimu iš miegų. Nu ir gerai. Dabar galėsiu būt budrus likusią dienos dalį. Ir ramus, kad manęs niekas vėl nenučardžins. Kad stabdyt, tai gal ir sustabdys, bet nečardžins. Taip. Kilometrų nedaug, bet keli sustojimai, tai laiko prasme išsitemps man čia viskas. O, gerai, šiai sukinėja. Maladėts, Vietnamas. Jo, laiko prasme truputėlį. O, kiek turistų. Laiko prasme man čia biškai išsitemps diena, nes stosiu keliose vietose. Bet iš principo lengva šiandien diena vėl. Ir be nakties turėtų būti. Nebent mane kas kelis kilometrus stabdys policija ir čekins nuotrauką tose savo grupsuose. Reikia išsiaiškinti visus niuansus, kai keliauju į kitą valstybę. Kaip viskas vyksta su dokumentais, su leidimais, su viskuo. Aš porą niuansų praleidau, užsimerkiau ties jais ir va, turėjau susimokėti įvažiavimo mokestį. Tai gerai, kad ne visos kelionės metu tos mokesčius reikėjo mokėti. Bet sakau, kaip ir domėjausi, tai tik čionai Haženė. Labai griežtai su viskuo, kiekvieną smulkmeną tikrina, joks niuansas, jokia smulkmena nepraslysta jiems pro akis. Hello. Lithuania. Will you let me check your international? It was just checked. I should be in your group. Just a moment. Va, kai viskas paprastai veikia. Sako, dokumentą duok. Sakau, mano nuotrauka yra jūsų grupse. Sakau, pasičekink. Pasičekino. Sako, ačiū, gero kelio, ranką paspaudė. Taip, gerai, parėmiau policiją, esu sponsorius. Viskas gerai. Sako, iš kur tu? Sakau, iš Europos. Jau dabar pradėjau visą laiką sakyti iš Europos. Po to jau
Kai pamatau žvilgsnį, kad tokie supranta, kad Europa yra ne šalis, tada sakau iš Lietuvos. Tada jau meta tokį žvilgsnį, kad nesupranta, kas čia darosi. Sakau, maža miniatiūrinė šalis Europoje, tai sakau, jeigu nori, sakau, parodysiu žemėlapį. Tai pasijuokė ir viskas. Tai va, palinkėjo gero kelio, paspaudė ranką ir laisvas važiuok. Tai manau, tokių čekų dar bus ir bus. Bet bent jau dabar esu tikras, kad mano nuotrauka tikrai yra jų chat grupėse kažkokiam, tai greitai, čia 2 minutės pasitikrina ir viskas. Reikia tik tai tekstą pasilikti Google Translatoriuje, kad greičiau būtų. Jo, tiek policijos nemačiau per visą Vietnamą pravažiavęs. Per visą Vietnamą važiuojant, 2 vietose mačiau stovėjo policija. Vienoje vietoje dar kelionės pradžioj sustabdė, pamatė užsienietis ir tiesiog pasakė go. Ir dar kažkur mačiau tiesiog stoviniavo. Viskas. O čia jau į Hažaną įvažiavus jau 3 vietose jau sustabdė. Dar vienoje vietoje iš kitos pusės stovėjo, mačiau, stabdė. Reikia daryti planus, užsidirbti. Nieko nepadarysi, gyvent reikia. O, tai matau turistų grupę priekį, reikia ją aplenkti. Nes vilktis aš su jais nenoriu. Tik reikia nepersistengti, nes dar už greitį gausiu kokią baudą. Tai va, esu minėjęs, tiesiog samdosi turistinės kompanijas, va, tokius, kurie organizuoja tos turus per lankytinas vietas ir neturint teisę pasiėma vairuotoją ir jis veža kažkur į mišką. O grupelė draugų atskrido, nori kažką pamatyti, išsinuomavom motopirdą su vairuotoju ir varo kažką pamatyti. Ai, kaip čia vasara gerai atrodo. Bent jau saulėtą dieną turiu galvoje. Fantastinis vaizdas turėtų būti. Nu, važiuoju, nevažiuoju. Jau kažkas panašaus į lietutį mane pasiekė. Purškia po truputį. Ir Pikachu kažko nenori važiuoti. Net keista, truputėlį duodu akceleratoriaus ir jis čiaudėt pradeda. Įdomus dalykas.
Kažkas čia negerai, reikia sustot. Reikia kažkur sustot. Čia kažkur. Va ten. Va čia. Kažkas čia negerai. Gal čiauką palikęs įjungtą. Jo. Tas ir bus. Dėl to jis ir važiuoti nenori. Nu gerai. Tai tada pailsiu sekundę. Sekundę pailsiu ir važiuoju toliau. Nu, dabar visai kitas reikalas. Dabar galima ir važiuoti. Jo, šalta, čia šalta, šalta viršuj. Vėl teks prisiminti tuos epizodus, kai man buvo bele kaip šalta. Nors šitas striukytė mano superinė, bet hello. Okay, you can go. Yeah, come on. Na, va tai, va, iš karto pamato. Pasitikrino savo sąraše. Pasitikrino sąraše, kad viskas gerai. Ir paleido. Geras servisas. Pirštinę užsiklijuojam. Va taip. Mačiau, ant lapelio buvau užsirašęs numerius, kuriuos praleist, kurių nepraleist. Tiksliau, tų, kurių nepraleist, tai stabdo, bet aš pas jos sąraše buvau, tai vadinas, galiu važiuoti toliau. Kaip ir sakiau jau ne kartą, įvažiavimo mokestį susimokėjau, free to go. Tai va, tai atrodo nebaigiau sakyti. Striukytė superinė, neperpučiama, viskas super. Bet rankos jaučia šaltį, jaučia ir prieki toks rūkas, lietus, nežinau ką čia, kaip čia gyvent reikės šiandien. Hažianas mane pasitiko nesvetingai. Maža to, kad oras prastas, tai kelio danga belio kokio slidumo. Eina savo kaip slidu. Atrodo, tik tai drėgnas tas asfaltas truputį. Tai slidu belė kaip. Toks jausmas lyg ant ledo važiuočiau. Su visų faršu, sakau, mane Hažiankas pasitinka. Oi, dar matau kokie serpantinai prieky, belė kokie. Man važiuoti reikia slidžiu keliu ir vizorių valytis nuolat, nes toks purškimas į vizorių eina, taip sakant. O dar prieš porą dienų čia buvo giedra, saulėta, žiūrėjau orus. Buvo superinis oras. O dabar net ir rūkas dar užėjo, nieko nematau. Ai, čia nelyja, čia tirštas rūkas. Atsidariau vizorių, dabar pajaučiau. Tiek tirštas rūkas, kad atrodo, jog lyja. O kadangi dar pakankamai vėsu, tai dar ir slidu. Slidi danga. Ir kaip tik į serpantiną kilt. Pats tas.
kažkoks kamštukas. Kurį bandom apvažiuot. Ar tik nebus kokia nuošliauža kalne? Nes niekas į apačią nevažiuoja. Panašu, kad teks stovėt. Reikia gal eit pasičekint, kas ten prieki darosi. Nueisiu, pasižiūrėsiu, kas čia vyksta per reikalai. Ja. Uždaryta, žodžiu. Reikės laukt. Nu, kažkoks judesys prasideda. Čia milijonas pokemonų. Gal pradėsim judėt, bet tai čia tokia krūva šitų motociklų turistų. Dar tokioj stotelėj nebuvau pastrigęs. Kol visi pradės važiuot, kol išsivažinės, tai čia užtruksim. Leistis jau pradėjo transportas iš viršaus, o į viršų dar neleidžia. Atidarė. Dabar reikia bandyti viską apvažiuot kažkaip tai, nes visi čia dabar grūsis. Jau kažkaip reikia išvažiuot iš šitos mėsmalės. Kaip tik vakar, man atrodo, dar besilsėdamas pagalvojau, kad nenusipirkau. Eik tu šik kaip užmetė. Eina namas. Nenusipirkau pinloko. Bet va, ir jo nereikia, pagalvojau, vis tiek sausas oras, visa kita. Ir va, tau čia šiandien vizorius uždarytas ir rasoju. Slidu, labai slidu. Kur čia mums dar rodo, galima čia leisti žemyn, sukti kairę. Ne, ačiū. Aš kažkaip tai gal kitaip leisiuos. Gal aš saugiau pasirinksiu nusileisti. Bet vietiniai lekia be parkių. Aš gal ne taip techniškai leisiuos, bet bent jau saugiai. Kažkaip čia mane kaip pamėtė tik neblogai, tai visai nesinori išsitiest.
tie gidai su keleiviais, kai kasdien važinėja čionai, tai lekia normaliai. Mintinai tos kelius gatveles žino, kiekvieną dobelę. Tai jiems be parkyčio važiuoti, va priekį va skrenda. O aš nenoriu skrist. Aš noriu važiuoti. Į tarpeklį kažkokį varau. Tiesiai matosi tarpeklis visiškas. Tik ką, kol keičiau bateriją, pasižiūrėjau, kiek man liko dar šitos kelionės. Tai iš principo 1000 kilometrų dar. Nuvažiavau šiai dienai apie 3500 kilometrų, 3300 gal kažkas tokio. Dar 1000 liko. Ir dar kokie plius minus gal 500, nes reikės važiuoti iki Hanojaus. Hanojui teks sėsti lėktuvą, skristi namo šventėms, švęst šventės Kalėdos, naujieji metai, aplankyti artimuosius. Turistų nebesutinku, gal jie į kitų kelių nusuko. Man dar geriau. Laisviau. Nes vis tiek tie turistiniai túrai turi savo maršrutus, savo vietas, kur ten parodyt kažkokius vaizdus, bet tai kokius čia tų vaizdus gali matyti per tokį rūką. Aš irgi žemėlapį vieną viewpointą skipinau, nes matau, kad nėra prasmės važiuoti į jį. Nieko gero nematysiu, bet vis tiek iki šiauriausio Vietnamo taško nuvažiuosiu. Nes ten reikia varnelę užsidėti. Įlindau vėl į visiškas džiunglės. Va, ir tokių prikolų yra. Kelias irgi toks džiungliškas. Reikia stebėti kiekvieną metrą, nes dobelių pilna. Va, vietinis leidžiasi, savo niekur neskuba. Niekur jiems skubėti nereikia. Iš principo man irgi skubėti niekur nereikia. Bet aš truputį greičiau važiuoju. Jo. Čia nei džiunglių, nei nieko, čia uolos, va, tai tokios kaip Norvegijos vaizdas. Kalnai kalneliai ir vis kažkas pasikeičia.
visiškai kitaip. Visiškai kitaip, fainai kažkaip tai. O, wow. Čia wow. Viršūnė, visur kur pažiūriu, vis viršūnės, kalnai. Mes irgi turim Jezopinės kalną ir dar Aukštoja, ar kaip jis ten vadinasi. Buvau nuvažiavęs kažkada. Nors daug metų visai santykinai netoli gyvenau. Ir kažkada prieš kažkiek metų sugalvojau, kad reikia pagaliau pamatyti, kaip atrodo mūsų tas aukščiausias kalnas, kalva. O ten lyguma visiškai. Tiesiog, kad virš jūros lygio. Juokinga. Čia bent vieną tokį kalniuką Lietuvoje turint jau būtų aukščiausia viršukalnė. Dabar susimąsčiau. Važiuoju į šiauriausią Vietnamo tašką. Šiemet vasarą buvo tikslas važiuoti į Norvegiją, į Europos šiauriausią tašką, į Nordkepą. Bet kadangi susilaužiau koją, niekur neišvažiavau, tai dabar pakankamai simboliška, kad važiuoju į kažkokį šiaurinį tašką kažkieno. Tai bent Vietnamo šiauriausias taškas bus. Va, ir vien grupelis, čia tik 3, tai nedaug, bet po 10 motociklų grupelės jau iš tenai važiuoja. Tai gerai, vadinasi, jie šiandien anksčiau už mane buvo, pažiūrėjo, aplankė, pasigrožėjo ir man viską paliko, bet matau, ten rūkelis. Turbūt nieko nepamatysiu, bet varnelę vis tiek užsidėsiu. Nors bendras kilometražas nedidelis šiandien, ne 200 km nėra, bet va tokiais keliukais, keleliais važiuoti tenka, tai išsitempia į visą dieną. Tai atvažiuosiu į šiandienos nakvynės miestelį, jau prieš pat temstant, arba netgi jau bus pradėję tempt, bent jau ne naktį. Artėju prie šiauriausio taško, jau visai netoli, jau esu prie pat. Tai žemėlapyje taškas pasirodys, kad esu visai čia pat. Welcome to Long Cu. Tai va, čia ta vietovė yra. Ir va ten va tas va daiktas kažkoks, nežinau kaip jį pavadinti, žodžiu žymeklis. Ir ten yra daug laiptų, blemba.
Negi teks palypėt. Nu teks, ką darysi. Tiek važiavau, teks užlipt. Viskas, einu apžiūrėt. Va, vėl laiptukai. Bilietas papigiai. Euros 5 gal, kažkas tokio. Lipti viršų. O ten Kinija. Už tos pilies. Techniškai tas visas kompleksas skaitasi šiauriausių Vietnamo taškų. O šiandien pasidarysiu nuotrauką į Kinijos pusę. Nusiųsiu savo kolegoms, buvusiam kolegom į Kiniją. Tai va. O tai tokia pramogėlė, toks taškas. Ir viskas ten už šitų kalnų Kinija. Tai čia prie pat, nežinau, poros kilometrų klausimas. Viskas, aš jau tada leidžiu žemyn, sėdu ant moco ir varau. Ir kur aš varau? Ir nakvynės vietą varau, kur šiandien apsistosiu, nes jau turim 3 valandas. Dar porą valandų ir bus jau tamsu ir dar šalčiau. Taip, kad reikia paskubėti. Ir šiandien vėl reikės imbiero arbatos gert, kad būtų šilta ir nesušalčiau. Na va, pamačiau vėliavą prie Kinijos sienos. Va, dar kartelį galima pasižiūrėti. Taip atrodo. Ir viskas, leidžiu žemyn, važiuoju į, neatsimenu kokį miestelį, kažkur apsistot. Dar bandžiau droną pakelt, o droną pakelt neina, blokuojamas. Reikia registruotis ten kažkur, bla bla bla, leidimai, žodžiu, ir ženklai stovi, kad droną kelt negalima, uždrausta. Nes Kinijos sieno, Kinijoje droną leisti irgi uždrausta. Tai žodžiu, kad nebūtų kokio netikėto konflikto tarp Vietnamo ir Kinijos, žodžiu, jokių dronų. Tai va, liksiu nepakėlęs šitoje vietoje Dronislovo. Viskas, varau tada savo atsipūtęs. Šiandienos pagrindinis tikslas padarytas. Šitą vėliavą pamačiau bokštelyje, ant bokštelio. Ir viskas. Ieškosim kažkur už valandėlės, kur miegot. Taip, tai kadangi šiaurinį tašką pasiekiau, tai dabar, nuo dabar jau pradėsiu leisti žemyn. Tai gal į šiltesnius kraštus. Nes šalta, čia šalta. Va tai vat. Jo, see you again. Jo, aš tik vos galėjau nebeišvažiuoti iš čia. Būčiau 2 sekundėm vėliau išvažiavęs, būtų babach tik tai. Ne kažkas. Bet apie linksmesnius dalykus, va, toliau gamta mane žavi, rūkė, bet vis tiek žavi, negaliu, man patinka. Milijoną kartų sakiau jau ir dar sakysiu.
Labai smagu, labai gražu, labai nuostabu. Taip, navigacija rodo 24 minutės važiuoti iki miestelio, bet važiuosiu turbūt kokių 40 iki valandos. Dar. Hello. Chào. Xin chào. Kiểm tra giấy In- xe nào. International permit? Xe nào nhỉ? Xe cao sao nhỉ? Vis tiek jie rado, prie ko prisikabinti, žodžiu. Posūkio neparodžiau, sukdamas į kairę. Nors visas Vietnamas čia neaišku, ką rodo. Ir viskas, ir nors tu ką, 700, sako, tūkstančių bauda. Nifiga, sakau. Dar ginčiausi. Ai, sakau, duodu 500 ir viskas, ir davai skirstomės. Žodžiu, tai dar nuskausmino 500 mane. $18 pinigų. Žodžiu, posūkio neparodžiau. Jie čia, blėt, nesuprasi apskritai, kai važiuoja, bet babkių reikėjo jiems ryškiai. Hažianas mane labai svetingai priėmė. Aišku, čia ir mano kaltė, bet iš principo matosi, snukučiai nori užsidirbti. Viskas, dienelė baigta, epizodas baigtas. Nebėra ką čia daugiau pridurt. Laikas poilsiui. Ir viskas. Dabar iki sekančio epizodo.